Дайте рейсы сотворить. Салют. Ты как все? Да, уже там. Уже всем помахал. С днем рождения. Да. Ну, так еще рано, 28. Это я поделился воспоминаниями. Боже мой. Ну, А мне Ира говорит, я это... ага, идите. Засни. О, там толпа идет. Ой, толпа идет. Хорошая там толпа идет. Хорошо, и я здесь делаю. Мне там не видно. Тихо. Ладно. Регина! Регина! А где на породике там плакатив? Я
громадян мені Вайми так постаю на часу, не показати. No, tem que estar aí. Aqui está querendo.
Nieko neparodys, net anonsuose, LLK, net anonsuose. Kviečiame visus arčiau. Prašom. Mokiniai iš paskutinių suolų, prašom arčiau. Kad ryto saulės spindulių pirmiausių apreiškė žemei tikėjimą savo, užgaudė varpas, liepimo aiškiausių, tarytum jisai žmogaus lūpas gavo, kelkite, 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 kelkite. Aš šiandien pradedu simboliniais kudirkos žodžiais apie varpą. Kas tai yra varpas? Varpas tai ne tik gausmas, smarki žinia žmogaus, jo gyvenimo simbolis. Tai daugiaprasmiškumas, pagrindinis akcentas prasmės ir žmogaus alergijoje. Tai yra kvietimas dideliems darbams. Ir jeigu mes prisiminsime visą istoriją, tai būtent varpo aidas visada kvietė visus žmonės per visus amžius svarbiems darbams į aikštę. Ne veltui ir šiandien mes pasiėmėm šitą simbolį, nes visi žinome, kad mokyklose pamokos varpelis nebeskamba. Jis persikėlė į aikštę, į Klaipėdos atgimimo aikštę, kur simboliškai renkasi Klaipėdos miesto šviesuomenė, mokytojai, ir tai ne pirmą kartą, skelbdami valdžiai pavojų, kad švietimas yra pavojuje. Ir aš noriu pakviesti kad švietimas pavojuje supranta daugelis Klaipėdos valdžios atstovų ir Seimo narių. Todėl šiandien mes turime pakankamai daug svečių. Tai Seimo narius Simoną Gentvilą, nors žadėjo dar ir man laišką rašė, kad atvyks ir Algimantas Kirkutis, bet tačiau aš jo nematau, negirdžiu. Taip pat su mumis kartu dalyvauja miesto meras Vytautas Grubliauskas.
Į Klaipėdą visus didžiuosius darbus metęs atvyko taip pat Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas. Pas mus dalyvauja ir miesto švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas Arvydas Cesiulis. Ir kiti galbūt garbingi, bet nenorėję prisistatyti svečiai. Tai dėkojame jiems už atvykimą. Ir dar kartą aš noriu priminti, kodėl vis dėlto mes čia susirinkome. Iš tikrųjų, tai yra čia šitas mūsų susirinkimas, tai jau visų darbų maždaug 2 metų pasiekmė. Mes žinom, kad klasės krepšelio eksperimentas buvo paleistas į 5 savivaldybės. Tačiau ministerija savo namų darbų neatliko, analizės neatliko, išvadų nepaskelbė ir jį įdiegė nuo rugsėjo mėnesio visoms savivaldybėms. Mūsų miesto finansistai ne kartą ministerijai teikia pasiūlymus ir kas netinka Klaipėdos miestui ir kitiems didiesiems miestams. Ir paradoksalu, kai švietimo ministerija aiškina, kad jeigu savivaldybė sutvarkiusi visą švietimo tinklą gyvens labai gerai, tai Klaipėdos miestas vienas iš geriausiai besitvarkančių Respublikoje gyvena blogiausiai. Klaipėdos mokytojai, švietimiečiai visi yra nuvertinti, mokyklos neišgyvena ir gilioj yra depresijoje. Be abejo, tada ministerija paskaičiavusi, kad ir kitoms savivaldybėms trūksta lėšų, kažkur netyčia atrado 10,5 milijono. Ir kaip keista, kad tokie pinigai iš niekur atsiranda be jokių paaiškinimų. Kai kartais reikia ir iki mokyklinukams ar dar kams padidinti, 2 milijonus atrasti ir 0,5 milijono šalies biudžete neatrandama. Bet čia kažkaip staiga atsirado. Bet to dar neužtenka, nes įvedus etatinio apmokėjimo mokytojų modelį, mokytojai vėl pasijuto dar labiau skriaudžiami, dar labiau paniekinami ir visiškai nuvertinta yra pamoka. Aš manyčiau, čia ir tėveliams yra pakankamai didelis pretekstas mus palaikyti streike, nes mokytojai turėtų kažkur dirbti visai kitus darbus, bendruomeniai darbus, o neužsiimti ugdomąją veiklą. Taigi, išsakykime šiandien susirinkę savo godas, bet aš žinau vis dėlto, kad mūsų, šiaip aš norėjau mitingę, kad mes pirmiausiai išsakytume visi godas, kad mūsų valdžios atstovai išgirstų, ko mes norime ir juos paliksime kalbėti mitingo pabaigoje. Tačiau mūsų meras jau mūsų... Kviečiu pasisakyti merą. Prašau, prie mikrofono. Na, ačiū, Malaimai, už suteiktą galimybę būti su jumis. Iš tiesų, mes tik dar prieš prasidedant mitingui gerą valandą kalbėjome su profsąjungų atstovais, su svečiais iš Vilniaus ir turbūt didžiąją dalį tų problemų aptarėme ir išgirdome. Kita vertus, mums nelabai reikia kažką išgirsti naujo. Skamba daugiau negu paradoksaliai ir gerbiama Laima tą pasakė, Klaipėda. Būdama vienu lyderiu švietimo srityje Lietuvoje, būdama dažnai pavyzdžių švietimo sistemai Lietuvoje, kaip ir nuskambėjo čia labai teisingai, tos pertvarkos, tų reformų, to etatinio mokėjimo kontekste tampa vos ne pačia blogiausia arba labiausia nukentėjusia. Tai paradoksas, kuris negali nežeminti, nežeisti ir neskaudinti. Jis lygiai taip pat žemina kaip švietimo bendruomenė, jis žemina ir miesto bendruomenę. Ir natūralu, kaip ir buvo pasakyta, streikas tai yra kraštutinė priemonė, arba bent jau viena iš kraštutinių priemonių. Bet iki jos yra ateita. Jūs neatėjote į streiką, jūs įstūmė į streiką, jūs atstūmė čia šiandien, todėl, kad nebuvo kito pasirinkimo.
Ir šiandieną turbūt nėra ko vynioti žodžių į vatą. Daugiau negu skaudu ir pikta. Kiek buvo rašyta, kiek buvo skambinta, kiek buvo susitikta, kiek buvo kalbėta, kiek buvo siūlyta. Būtent iš Klaipėdos, iš miesto, kuris, na gerai, diktuoja madas, arba vienas iš tų, kurie diktuoja madas Lietuvoje švietimo srityje. Viskas kaip į sieną. Šiandieninis jūsų čia susitikimas, šiandieninis jūsų mitingas čia, tai yra atsakymas, reakcija į tą aroganciją. Vengimą tiesių atsakymų, tiesių dėrybų, tiesių kalbėjimų, tiesių susitikimų, tiesių tiesos ieškojimo būdų. Tai atvedė prie to, kad šiandien jūs esate čia. Dalykas, kuo aš nuoširdžiai tikiu. Čia tik nedidelė dalis tų, kurie besąlygiškai pritarė tam, apie ką jūs šiandien kalbėsite. Ir aš šiandieną sakiau profsąjungos atstovams. Natūralu, streikuoja, tarkim, ar pirmadienį streikuos 30 mokyklų, 4 darželiai. Bet turbūt tie, kurie tą dieną dirbs savo įprastinį darbą, savo darbo vietose, turbūt jie širdimi mintimis yra kartu su jumis. Ir aš to nebejoju. Todėl aš ir prašiau švietimiečių ir prašiau profsąjungiečių, padėkite mums padėti jums. Kalbėkime apie solidarumą. Šiandien jūs streikuojate, vieni dirba. Tai kad nebūtų taip, tie, kurie dirba, po to nejaustų kažkokių nuoskaudų ar ką. Vis tik tais turime suvokti, tik būdami solidarūs, tik kalbėdami vienu balsu, tik suprasdami vieni kitus, galime pasiekti rezultatų. Taip, prasidėjo judesys, prasidėjo bent jau judesio imitacija. Kviečiame į vyriausybę, kviečiame į prezidentūrą, tarsi ieškoma išeičių. Daug dieve, kad tai būtų ne imitacija. Daug dieve, kad būčiau suklydęs. Bet šiandien aš ir paklausiau profsąjungos atstovų ir jūsų galiu paklausti. O kodėl nebuvo vetuojamas įstatymas? Kodėl reikėjo laukti šiandien tokių jau situacijos pasiekmių, kada jau ieškama išeičių? Gal buvo galima tada stabdyti? Taip, girdžiu. Tiek tie, kurie priiminėjo įstatymus, tiek tie, kurie galėjo vetuoti ar nevetuoti, ieškojo arba tikėjo arba laukė sprendimų vadinamuose poįstatyminiuose aktuose. Ten dėja klampi pelkė, kurioje įklimpo visi mano įvardintieji. Aš tikiu, kad vis tik sveikas protas kažkada pabus. Tai reiškia, tikiu, kad jis yra. Labai gaila ir apmaudu, nes tikrai nesinori tos situacijos, kad miesto gyvenimo ritmą, valstybės gyvenimo ritmą. Bet, kaip čia nuskambėjo, grėsmė švietimui. Aš sakyčiau, grėsmė ne švietimui, tai yra grėsmė valstybei. Jeigu dar kas nesuvokia, kad grėsmė švietimui yra ne ką mažesnė grėsmė visai valstybei, tada tokiems žmonėms turbūt ne vieta švietimo sistemoje. Ir apie tai reikėtų kalbėti garsiai ir ryžtingai. Pripažinti klaidą yra nepalyginamai didesnė vertybė, negu bandyti ją ignoruoti arba vengti. Ta arogancija, tas bėgimas nuo atsakomybės, tas vengimas susitikimo su žmonėmis atstovaujančius švietimiečių bendruomenę, tai yra daugiau negu ženklas ir signalas, nebegalima tylėti. Ir tai aš visiškai pritariu tam ir sakau, solidarizuoju su jumis, esu su jumis. Ir nežinau dar kaip vyriausybė dėrybose su jumis išspręs ir kompensacijų už dalyvavimo streike laiką. Nežinau kaip, bet drąsiai sakau, miestas buvo, yra ir visada bus su švietimiečių bendruomenė. Todėl, kad tai yra neatsiejama miesto dalis. Sėkmės, tvirtybės jums ir būkime drauge. Ačiū. Ačiū labai, dėkojame merui. Ir aš norėčiau priminti iš vakarykščio Vilniuje vykusios suvažiavimo vieno Seimo nario žodžius, būtent Simulik žodžius, apie valstybei švietime dabar vykstantį procesą. Tai būtent fizikams tas procesas labai aiškus. Difuzijos procesas. Kažkas vyksta, veiksmas vyksta, bet pasiekmių nėra. Taigi kviečiu pasisakyti Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininką Andrių Navicką. Sveiki, klaipėdiečiai. Jūs tikrai ir galbūt labai simboliška yra tai, kad jūs ir esat Švyturio miestas, jūs esat Lietuvos švyturys. Jūs esat Lietuvos švyturys visiems mokytojams. Jūs esat Lietuvos švyturys turbūt ir
tiem ir tom profesiniam sąjungom, kurios dabar yra kol kas dar pasiklydusios, kurios neranda uosto ir nesupranta, kam reikia atstovauti, ministrei ar mokytojom. Ne? Bet aš ir tikiu, kad jos matydamos ir jūsų tvirtą valią ir apsisprendimą, ir kaip aš jau dabar buvau prezidentūrui, jos jau pritarė mūsų keliamiem reikalam, jie nebedrįsta prieštarauti ir jau kalbos keičiasi. Tai labai sustiprina mūsų visų galimybę susitarti ir pasiekti šitų rezultatų. Žinot, yra toks geras pasakymas, kad visus, šiuo metu galima sakyti ir mokytojus, kvailinti visą laiką galima tik kurį laiką, ne? Dalį mokytojų ir dalį mokytojų galbūt atstovų galima kvailinti ir ilgesnį laiką, ne? Bet visus kvailinti visą laiką neįmanoma. Ir nors dabar valstybė tą darė, ir vat, ką kalbėjo ir meras gerai, valstybė iš esmės apgavo mokytoją, ne? Ir tie visi manipuliavimai, skaičiavimai tų savaičių, tai iš tikrųjų griauna pamatus. Ir įsivaizduokit, jeigu valstybė apgauna mokytoją, ar tokia valstybė, jeigu mes tos klaidos neištaisysim, turi ateitį. Tai yra labai, labai skaudus dalykas, manau, kuris ir jūs užgavo, todėl kad jūs šiandien čia ir šalto oro stovit, todėl kad jūs drįsot, nors jums labai turbūt skauda dėl vaikų, kad jie negali mokytis, dėl to, kad jūs jų negalite mokyti. Ir patys būdami mes ir tėvai suprantame. Tai tie dalykai, kuriuos mes keliame, tai yra labai paprasti dalykai. Ir užmokesčio klausimai, ir vaikų skaičiaus klausimai. Bet svarbiausias dalykas tai yra teisingumo atstatymas. Negalima palikti neteisingos sistemos toliau funkcionuoti. Mes turim ją panaikinti, turim ištrinti. Turim, išplėšti tą sugadintą, suteptą lapą, atversti naują lapą ir parašyti naują sistemą. Tikrai, ačiū jums, ačiū, jūs būkite toliau tuo švyturiu. Dėkuoju Andriui ir noriu pakviesti sekantį kalbėtoją ir pristatyti. Lilija Bručkienė, tai yra Vydūno gimnazijos profesinės organizacijos pirmininkė. Vakar ji pasisakė mokytojų suvažiavime. Praktiškai po kiekvienos eilutės salėje buvo plojimas. Kalbėjimas jos buvo palydėtas visos salės atsistojimu. Tai šaunuolė, tai mūsų švyturys. Galėtų tą paslaptingą statistiką paaiškinti, kur jinai padėjo man 117 eurų. Gal jinai galėtų paaiškinti, kur padėjo mano kolegų iš mokyklos 117 eurų, kur padėjo 117 eurų iš miesto kolegų arba iš visos Respublikos. Įtariu, kad tie 117 eurų yra ten pat, kur ir paslaptingi, kad toj bus. Ir panašu, ir dar žada, kad bus dar daugiau milijonų. Juos paslaptinga statistika turbūt padės ten pat. O gal ta paslaptinga statistika pamiršo pasakyti, kad su rugsėjo mėnesio alga buvo sumokėta už darbą pavasario egzaminų metu. O gal ta paslaptinga statistika galėtų informuoti abiturientus ir jų tėvelius, kad principų už viską sumokėta lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai sumokama už 2 rašinius per metus. Taip. Ir daugiau jokių rašto darbų. Taigi, dar daugiau įdomių faktų būtų galima atskleisti. Vakar viena mokytoja pasakė, jeigu aš valgau bulves, o kažkas valgo mėsą, tai statistika pasako, kad mes valgom cepelinus. O Markas Tvenas pasakė, yra 3 rūšių melas. Melas, šlykštus melas ir statistika. Jūsų teisė rinktis, kaip tai norėtumėte pavadinti. Bet gal užteks apie pinigus, apie jo šnekama ir taip per daug.
Pakalbėkime apie mokytojų prestižą. Manau, kad dar nespėjus sugriauti aukštasias mokyklas, šią vasarą į jas plūstels būriai jaunų žmonių, kurie pasiryžę bus būti mokytojais, nes jie suprato, kad šūkis mokytojas prestižinė profesija iki 2025 yra netušti žodžiai. Jie pamatė, kad krizės metu visi valdžios vyrai puolė spręsti mokytojų problemų. Tiek ministrė, tiek premjeras, darė darbo grupės. Iš karto gilinosi, užjautė ir suprato mokytojus. Jie sukvietė visus, jie ieškojo kompromisų ir parodė aukštą politinę kultūrą. Ir jie parodė, kad svarbiausia yra ne žodžiai, nes žodžiai ir šūkiai yra skirti tik masėms ir yra demagogija. Svarbiausia yra darbai. Ir jie tais darbais demonstruoja pagarbą ir demonstruoja dėmesį mokytojams ir jų problemomis. Dėl to mes labai džiaugiamės ir išeiname streikuoti. Aišku, galima pasakyti, kad valstybė lėšų turi tiek, kiek turi. Ir reikia solidarizuoti su kitais. Tiesa, kažkur aš jau tai girdėjau. Nesvarbu. Taip, pinigų yra tiek, kiek yra. Tik labai gaila, kad tie pinigai yra išvaistomi reformas imituojantiems veiksmams. Turistinėms, gąsdinančioms kelionėms į streikuojančias mokyklas. Išvykoms į nepaklusnės savivaldybės. Viešiesiams ryšiams, kad yra atsiradę virš kelių šimtų įstaigų, kurios kontroliuoja, imituoja darbą, kurios organizuoja tarimai skaidrius viešuosius pirkimus arba iš vis nesuprasti, ką veikia. Kad pokyčiai susiję su mokslo metų ilginimu, su egzaminų pakeitimais ar stojimu į aukštasias mokyklas, su apmokėjimu mums nukerenta kaip sniegas vasarą, vidury vasaros. Paskutiniųjų metų reformos, kaip tas kreivas šleivas, pagaliukais paramstytas nif-nifo namelis, kuris mums pristato. O baisiausia, kad jau ruošiami nauji pokyčiai, kurie pasirodo su švietimo bendruomenė yra jau derinami nuo 2017 metų. Aš nežinau, gal mes gyvenam paralelinėse tikrovėse, nes ta švietimo bendruomenė, kuri realiai dirba mokyklose, apie tos pokyčius nieko iki šiol nežinojo. Ir sužinojo visai iš privačių asmenų. Ir tas nif-nifo namelis, palyginus su tais planais, kurie yra dabar ministerijos stalčiuose, mums iš tikrųjų gali pasirodyti dar ir tvirčiausiais rūmais. Nes projektai panašu neturi nei stogo, nei langų, nei durų. Ir šitas streikas yra visai ne apie pinigus ir ne apie algas. Tiksliau, jis yra apie valdininkų ir žmonių gebėjimą susikalbėti. Tiksliau, apie visišką nesiklausimą. Jis yra apie tai, kad negalima ciniškai elgtis, kad negalima viešai tyčiotis iš savo valstybės piliečių. Ir nesvarbu, mokytojai, kultūros darbuotojai, medikai, gaisrininkai ar tiesiog pensininkai. Negalima šitaip elgtis su žmonėmis. Todėl mes esame čia. Todėl mes prašome visos visuomenės palaikymo. Todėl mes kalbame garsiai ir viešai, kad po griūvačiomis mūsų pertvarkos sienomis nepalaidotume švietimo, nepalaidotume savo kultūros ir visos savo šalies ateities. Todėl tegul suskamba šitie pavojaus varpai ir subūrė visuomenę bendrai kovai. Dėkui už dėmesį. Aš jau daugiau negu 20 metų prisimenu buvusio pirmojo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo finansų ministro Sikorskio žodžius.
Valstybėje pinigų yra, tik tai reikia mokėti juos paimti. Taigi kviečiu pasisakyti Giedrę Baranavičienę, Gilijos pradinės mokyklos profesinės organizacijos pirmininkė. Sveiki, mėlyjeji. Po tokios audringos Lilijos kalbos sunku kažką naujo pasakyti, bet aš gal truputį pakalbėsiu apie toleranciją. Lapkričio 16 Tarptautinė tolerancijos diena. Tačiau ši diena mūsų mokykloje nebuvo švenčiama, nes kaip tik šią dieną mūsų mokyklos mokytojai nusprendė, kad jau nebegali būti tolerantiški vykdomai švietimo politikai ir prisijungė prie tikrojo neterminuoto streiko. Iš prigimties esu tolerantiškas žmogus, tačiau dabartinė situacija švietimo sistemoje užgniaužė manyje tą prigimtinį tolerantiškumą. Aš nebegaliu būti tolerantiška, kai Seimo pirmininkas pareiškia, kad mokytojai gauna daugiau negu dėstytojai. Ir čia nėra ko šiauštis. Tarytum dėstytojai gauti 4 ar 500 yra didžiausias prestižas. Nebegaliu, kai ministras pirmininkas pareiškia, kad mokytojų algos kilo nuo 100 iki 190 eurų, o kai kur ir daugiau. O savo atlyginimo lapelį matau, kad palyginus su pernai į rankas gauna 80 eurų mažiau. Bet kai buvau pradinukų mokytoja, taip ir esu. Kaip turėjau auklėjamąją tą savo pradinukų klasę, taip ir turiu. Kaip dalyvavau, taip ir toliau dalyvauju visose veiklose, kokios tik įmanomos. Tiesa, gavau dar papildomo darbo ir dar suėjo 25 metai darbo stažo, nuo kurio turėjo dar neapmokestinamas pajamų minimumas. Keitėsi mokesčių sistema. Tiesa, dar vienas paradoksas. Algos taip sparčiai kilo, kad iki šiol dar nėra sugrąžintos į prieškrizinį lygį. Taip ir paliko. Tik per tiek metų tie diržai kažkaip ant kaklo pasislinko, jau nebesinori net gyventi. Negaliu toleruoti, kai švietimo ministrė pareiškia, kad dabar apmokami visi darbai mokykloje. Tegul pabando atlikti visus sprinteriai, kurie bando pagerinti pasaulio rekordą, bet pamato, kad neįmanoma ir greit persiorientuoja į maratonininkus, kurie bėga ilgai ir išlieka ištvermingiausi. Negaliu, kai suėjo 2 ministrai, sukerta rankomis ir nutarė, dabar stiprinsim vaikų sveikatą. Bus 3 kūno kultūros pamokos. Puikiai mintis, kas gali paprieštarauti, kad nereikia stiprinti vaikų sveikatos. Bet eilinį kartą neišsiaiškino mokyklų situacijos. Mes jau dabar einame po 3 klases į sporto salę. Mokykloj salėje sportuoja apie 70 pradinukų. Įsivaizduokit, kas bus, kai bus 3 kūno kultūros ir į sporto salę su 100 pirmokų. Negaliu.